Paroda Ką pasėsi daugeliui jos dalyvių ir lankytojų paliko ne tik gerus prisiminimus ar informacijos gausą. Lankantis bendrovės Litagra stende išgirdome apie bendradarbiavimo svarbą, galimybę rasti atsakymus į rūpimus klausimus, pasidalinti patirtimi. Susipažinti su ūkininkavimu pradėjote tėvų ūkyje ir šiandien nesate savarankiškas ūkininkas, bet turbūt prisimena tą pačią pradžią, kai pirmą kartą sėdote į traktorių. Nepamenu, kiek tų metų buvo, bet mažas buvau, ten iš viso su popsiuku, tai vadinamu, ten 25. Dabar jau ūkininkauju, pats turiu ūkį 380 hektarų. Tai nuo rudens dar vieno ūkininko ūkį išsinuomavau, tai jau bus jau 580 hektarų. Bet to pačiu dirbam visi kartu, aš, brolis ir sesė, tai tokie kaip šeimos kooperatyvas ir tėčio ūkį prižiūrim, tai 2100 hektarų. Tai tokiems plotams, tokiam dideliam ūkį prižiūrėti, renkatės visą laiką labai atidžiai techniką. Technika vis modernėja ir galingėja, nes ir aišku, užsidirbam ir finansai po truputį leidžia šitas galimybės. Ir skaičiuojasi atsiperkamumas gal kitaip. Žmonių mažiau reikia su galingesnė technika. Kokios technikos jūsų ūkyje yra, kai išrikiuotume tą visą paradą? Šiaip gan mišrus parkas, bet aišku daugiausia yra New Holland. Kombainai tai visi New Holland, 6 New Hollandai. Traktorių gal pusė New Hollandų, purkštuvai Amazonė pagrindė ir treštuvas Amazonė. Nu, šiaip didžioji dalis šito kiemo technikos. Tai bendradarbiavimas su Litagra toks glaudus jūsų ir ilgas. Daug metų tėvukas pradėjo, aišku, 2004 metais, tai tradicija tęsiasi ir mūsų ūkiuose. Šilališkis ūkininkas Valentas Grybas melžiamų karvių fermoje įrengė Leli robotus ir tai jam padeda išlaikyti pienininkystę sunkesniais metais. Pastebim, kad labai daug ūkių traukėsi, bet būtent traukėsi, kurie lieka prie tų senų technologijų. Jeigu nori išlikti šiai dienai, reikia modernizuoti. Važinėjomės, ieškojom, rinkomės, kurios pasirinktos robotus. Ir pirmi pusę metų buvo labai sunkus, kol priprato gyvuliai, kol mes patys išmokom tą sistemą naudotis. Bet dabar jau 2 metai ir iš tikrųjų labai esam patenkinti tiek pačių robotų darbų, tiek servizų po truputį ir tą pašarų bazę gerinam ir rezultatai gerėja. Genetiką stengiamės naujausią naudoti. Robotas prie to irgi prisideda, bet aišku, ir tam robotui reikia atitinkamai tas karves duoti pagal genetiką atrinktas, kad tiktų tam robotui. Tai atrodo, pagal visus duomenis, sekas neblogai, nepavykus, tų melžimų daug nėra, viskas kaip ir į priekį. Dar šiek tiek trūksta gyvulių, kad užpildyti pilnai fermą. Tai kai užsipildys, padidės atranka, tai tikimės, kad dar pagerinsim tos rezultatus. Padedu šertis, girdyti šiukus. Sūnus daugiau prie veršelių girdime, su mama. Jūsų ūkyje puikuojasi daug Litagros technikos, ir geltonos, ir žalsvos, ir oranžinės spalvos turbūt, ar ne? Taip. Tai tas bendradarbiavimas, jisai senas, ilgas ir geras, pastovus? Jo, pastovus ir aišku, geras. O kokią techniką dirbate? Traktoriai New Hollandai. Kombainai New Hollandai? Kombainai New Hollandai. Šienapjovės ir grėbliai Kronė. Tai va visa technika, ką atstovauja Litagra. Tai galima sakyti, kad jūsų ūkis yra toksai kaip ir Litagros technikos poligonas? Galima sakyti. O šių dienų ūkininkui moderni nauja technika, kiek jinai palengvina gyvenimą? Nes turbūt labai pasikeitė, kai pradėjote dirbti modernią techniką. Pradžioje pradėjau dirbti su sena technika, tai būdavo per darbymetį visą techniką sustatydavome iš eilės, kuri reikalauja remonto ir nebūdavo laiko, kada suremontuoti. Tada žiemą remontuodavome viską iš eilės. Dabar net mano mechanizatoriai sako, kad tai ką žiemą veiksime, nes visa technika dirbanti, visa apynauja. Žmogiški santykiai yra labai svarbus tarp ūkininko ir verslo partnerių. Taip, tai yra labai svarbu. Parodoje ne tik domimasi naujovėmis, bet neretai sukertama rankomis ir sandėriui uždegama žalia šviesa. Nusprendėme išrinkti New Hollando kombainą,
nes mums trūksta pagal žemės ploto kombainą vieną. Norim įsigyti naują kombainą. Ir turbūt rinkotės kokį rotorinį, kratiklinį? Ne, šiemet rinkomės kartiklinį kombainą. O kodėl? Mums daugiau kartiklinis kombainas daugiau palieka šiaudų. Mes kaip laikomės gyvulių laikom, o rotorinis kombainas labai daug susmulkina šiaudus. Mums reikalingi šiaudai gyvuliams, mes rinkomės kartiklinį kombainą. Pirksim parodoje, iš karto padarys litagrą, gal iš karto parodoje nuperkam kombainą vietoj. Su Kuršėnų žemės ūkio bendrovės specialistais tikrai turim istoriją gan turtingą. Buvo ir metai, ir du atgal, kada bendrovė investavo į rotorinius kombainus, bet vis dėlto paminėtas, kad reikalingi ir šiaudai yra tiek į pašarą, tiek pakratam. Tai būtent išsirinkom kratiklinį, galingiausią kombainą ir užkeisim, kaip sakyti, vieną į marčias ir į kiemą naujas, kadangi vis dėlto patikimumo reikia, nes javapjūtė, mes kaip sakom, skaičiuojam javapjūtę 14-15 dienų. Tai turi būti patikima ir darbas turi būti kokybiškai atliktas ir ypač, kai kalbam apie šiaudus, tai žinot, ir lietutis, ir ką, o šiaudus mes norim tikrai turėti kokybiškus. Darbo našumas visai kitoks yra, naujant techniką. Ir viskas priklauso nuo oro sąlygų, jeigu blogesnė technika iš karto sugaištam ir nenusikulsim javų, kuo naujausia technika, tuo geriau, viskas geriau sekas mums. Naudojame, turim irgi nusipirkę iš Litagras savaigius purkštuvus Amazonė ir vieną prikabinom purkštuvą Amazonė. Viską bendradarbiaujam su Litagra. Jūs kaip technikos pardavėjai turbūt turite viziją ir einate tam tikrą kryptimi, koks turi būti ateities ūkis, kokios technikos jam gali reikėti. Žalioji, kaip aš bandau įvardinti, žalioji demagogija. Tai jinai vienai par kitaip mus liečia, mūsų įtakoja mūsų partnerius gamintojus, mes atsižvelgiam ir nori, nenori tam, kaip sakau, diktatui turi pasiduoti. Tai triukšmas, tarša, emisija. Tai va šitie iššūkiai, kur reiškiasi, visos inovacijos yra paremtos tuos. Tai tikrai, aš manau, kelių metų perspektyvoje mes tikrai pamatysim besivažinėjančius dujinius traktorius, mes pamatysim daugiau gal net vilkikų dujinių ūkiuose, mes pamatysim našius galingus kombainus, va būtent net su lankščiom juostiniam pjaunamosiom, kadangi vėl dėl tų pačių emisijų įvairiuose platformose, kalbantys su gamintojais, įvairiuose klasteriuose, tai vien apie tai ir sukasi kalbos, kurioje vietoje efektyvumas, našumas, tarša, triukšmas ir be abejo galutinis rezultatas. Reikėtų šiek tiek ir garsiųjų politikų atkreipti dėmesį, kad šiaip nepasidaro. Man panorėjus ir man paliepus taip nepasidaro. Čia reikia įdėti pastangų, kaip aš sakau, įdėti dūšios reikia ir be abejo rezultatai tai yra pasiekiami. Kalbantis turbūt su ūkininkais irgi visą laiką iškyla ta problema, kad ypač šiuo metu, kai yra sunkus metas žemės ūkio sektoriui, iškyla ta problema, reikia, bet negaliu. Net gamintojas, suprasdamas esmę ir šitoj vietoj linkęs yra užkompensuoti. Kaip pavyzdys, šiai dienai JCB, mes tikrai esam dėkingi už partnerystę, už pasitikėjimą. JCB krovos mašinos šiai dienai kompensuoja absoliučiai tiek maržą, tiek Euriborą. Už nulį reiškia fiksuotų palūkanų. Kalbamės su Amazonė, kalbamės su New Hollandu, kalbamės su Leli, kalbamės su Flygeliu. Tai mes džiaugiamės tikrai tokius stiprius partnerius turinti. Partnerystė labai svarbi žemės ūkio sektoriuje. Dėka tarpusavio supratimo lengviau dirbti visiems – ūkininkams, technikos gamintojams ir pardavėjams.